aš nufilmuosiu šitą video. Jeigu aš nenufilmuosiu šitą video bent biškį, aš užsitempsiu iPhone'o laidą ant lūbų, pastatysiu kėdę, apsiviniu tą laidą aplink savo kaklą. Sveikis, aš prenumeratoriai. Welcome. Ačiū. Bet aš užsidėsiu ausinės, aš negaliu be ausinio. Oi, sveiki. Hi. Simona ką tik pasakė japoniškai, atsiprašau žmonėm, kurie yra iš Meksikos. Jautės japoniškai, žinai. Šiandien mes eisim į Kyoto, Old Towną, jeigu toks iš vis egzistuoja. Aš turiu šitą gigantišką griozdišką kamerą, kuri buvo lifte prie tų žmonių. Simona turi savo gigantišką griozdišką kamerą. Ir mažą kamerą. Ir telefoną. Filmuosiu visais trys. Ar tai patogu? Ne. Niekiek. Ar aš tiek toliau taip filmuosiu? Taip. Aš vos nekrešiautinau, nes nenorėjau filmuoti viso šito, nes kamera yra gigantiška. Jeigu man žiūrės žmonės, aš tik taip padarysiu. Kaip būtų juokinga, jeigu jie atsisuktų, oh my god. Tai jūs turbūt norėt paklausti. Nu, tiksliau, jūs turbūt norėsit paklausti, po to, kai pamatysit šitą video. Saša, o kodėl, ta prasme, čia yra pirma diena, kai tu filmuoji? Negi nebuvo kitų dienų, kai jūs buvote tokį? Ne, kitų dienų buvo, tiesiog, man blema taip nejauku filmuoti. Dar tokį į pusę velnio. Tokį yra žiauriai daug žmonių. Kyote praktiškai nėra žmonių. Tai kad aš šiandien paėmiau šitą kamerą, nu ką žinau, galit Simonai padėkoti. Jeigu ne Simona, aš tai jos neimčiau netgi. Spauskit like, jeigu patinka Sašos vlogai, ir subscribe, jeigu patinka Sašos vlogai. Jeigu dar norit, kad šitam kanale išeitų vlogas, jeigu norite, kad aš mirčiau, galite parašyti apie tai komentaruose. Aš jūs rasiu kiekvieną asmeniškai. Aš jau ją geriau, aš nežinau, kad aš vaidinu, kad aš jūs negeriau. Jaučiu iš visų, kur Pepsi su skoniais yra. Šitas man skaniausias. Tipo, kur yra Pepsi Yra Lime. kitų Pepsi su skoniais? Pepsi Lime. Jo, Pepsi Lime yra šlykštus šūdas. Vienintelis geras apie jį dalykas, kad jis yra su lime, bet natūralus limas visai kitaip jaučiasi. Tipo, aš negaliu pasakyti, kad čia yra skaniausias Pepsi, kurį aš sugėrė savo gyvenime, but it's good. Ok, tai kartais, kai varysite į Japoniją, tiksliau kaip kartais, jeigu varysite į Japoniją, tai jaučiu išgirsti tokį dalyką, kad čia nėra šiukšliadėžių. Ir jų iš tikro nelabai yra. Ta prasme, aš galvoju, kad čia bairiai. Aš galvoju, kad jos būna ten visose convenience storose ir taip toliau. Jų nėra taip jau daug. Būna va ta šiukšliadėžė, kur galima išmesti tuos kensus, ane? Ir būna kartais šiukšliadėžės stotise, būna kartais šiukšliadėžės kažkur gatvėje ir va tose parduotuvės tipo Family Mart, 7-Eleven. Ir man atrodo, pirmą dieną mes taip ilgai nešiojom šiukšles. Ir dar kai buvome Airbnb, buvo šiukšliadėžė. Ten tipo reikia rūšiuoti taip, kad tu kiekvieną, ten yra savaitės dienom suskirstyta, kokias šiukšlės kada turi išstatyti. Tai kažkaip turi iki 7 ryto tą dieną išneši, tarkim, tik plastiką arba tik ten burnables. Ir tu kiekvieną dieną realiai tu turi šiukšlės išnešti. Aš ne ką klausau. When I'm far from home. Eik, tu savo aš kaip filme jaučiuos geras. Įdėsiu jaučiu 2 sekundžių šitos dainos, nes kitaip mane užbanins YouTube'as. Pamatėm kažkokią vietą su suvenyrčikais. Buvo labai pigus. Kažkokios kortelės, retro kortelės. Aš kartais, kai pamatau suvenyrus, aš automatiškai pagalvoju, ar man jų reikia ir ar aš juos matysiu. Tai pavyzdžiui, ant mano kompo yra baisiai daug lipdukų. Ir kiekvienas lipdukas, aš žinau iš kur jis. Ir dėl to aš manau, kad čia yra žiauriai fainas dalykas, rinktos lipdukus būtent. Bet vat pirkti tiesiog suvenyrus ant šaldytuvo ten tipo pakabint, kažkas tokio. Gerai, aš gal pavydžiu jums, aš neturiu tiesiog, pas mane šaldytuvas nėra metalinis. Parašykit, kokius suvenyrus jūs mėgstat, bet jeigu ten bus magnetukai, aš ištrinsiu jūsų komentarą. Čia yra lemtingas momentas, ar šitą mačą kainuoja 600 jenų, Saša, uždėk Who Wants to be a Millionaire muziką. Oh my god, jinai kainuoja 600 jenų. Žiauriai gera, žiauriai gera. Aš dabar mačo žmogus. Aš visiškai esu mačo žmogus. Teisiai, aš absoliučiai esu mačo. Nu, bičiuliai, aš net nežinau, ką pasakyti. Jaučiu, kad biškai pakeitė mane mačo, ne? Matote? Aš oficialiai prie šito daikto Kyote, kuris turbūt skaitosi labai svarbus. Bet aš to nežinau. Ir man nežinau, ką jam pasakyti. Man atrodo, aš galiu check markint. Tiksliau, kaip vadinasi, dabar eisime toliau. Įgersiu pabiškį savo mačą.
koks totalus šūdas. Neikit niekad tenai iki Kyoto į tą Starbucksą. Nebent ten nebus žmonių, ten tiesiog baisiai daug žmonių ir smirda nasokais. Su visa derama pagarba, bet žiauriai nemalonu tenai. Aš net negalėjau nufilmuoti, ta prasme, man reikėtų filmuoti kitus žmonės. Jie tenai va taip va, viens prie kito susisėdė. Bet jeigu norit, galite nueiti, jeigu nebus žmonių, gal ir visai faina. Bet labai ne faina ten šiaip dabar. Visai valgyt norim. Gal mes nueisim pavalgyt? O, varlytė. Tai mes dabar varom tenai. O po to jau išvarysim pavalgyt. Aš toks alkanas. Ir mes kiekvieną dieną mes taip daug nueinam, hebra, jūs žinotumėt. Aš gyvenime taip daug nesu vaikščiojęs. Nu gerai, vat vakar mes nuėjom 20,8 kilometro, užvakar tiksliau. Ir prieš tai, aš čia rodau tikrai dieną. Ir kažkurią dieną, ne, 20, žodžiu, mes žiauriai daug vaikštam, bet šiaip aš atrodo, aš biškį parinkau svorį, aš nemeluosiu. Engalai, aš labai daug valgau ryžių ir aš labai daug valgiau egg salad sandvičių ir onigirių. Aš baisiai storas esu. Man tokis lašiakas dabar. Čia yra toks daiktas. Čia tipo, kai tu kaip paaiškint, kai tu daug prakaituoji, jūs netenkat elektrolitų daug ar kažkas tokio. Aš nežinau, aš nesimokiau tos biologijos normaliai. Žodžiu, aš per fuks išlaikiau biologiją, tai aš negaliu jums paaiškinti, kodėl šitas daiktas yra fainas ir kodėl man reikia elektrolitų. Bet man jų reikia. Va tokia ta karta nauja, nieko nemoka. Ir voice crackinu kas sekundę kažkodėl Japonijų, neįsivaizduoju kodėl. Aš dalykas kokį pastebėjau, pas japonus labai juokingos mašinytės, ta prasme jos tokios kaip žaislinės atrodo, ar kažkas tokio, tai kiekvieną kartą, kai pravažiuoja, ta prasme, aš pripratęs, kad Europoje yra labai daug tokių užtūnintų mašinų, ten BMSai, F-kės, M-kės, ten Brabusai, AMG, Mersai, kuo didesnė, kuo daugiau ten iš to duslintuvo, kad būtų O čia nėra tokio. Čia, ta prasme, yra nedaug tokių mašinų, ten Toyotos visokias užturbintos, bet va tokių mašinyčių daugiausiai ir jos man patinka. Man nuoširdžiai tokios humble mašinytės, žinot, tokios down to earth mašinytės. Žodžiu, radom vietą, kur pavalgyt, tai dabar varom. Ten yra setukai dalykų, ten tipo dumplingsai visokie, mėsa, žuvis, man atrodo, buvo irgi. Nu, nesu įsitikinęs dėl žuvies. Ką? Nežinau, ar bus žuvis. Išpratėjusi. Jums tik žuvį valgo realiai. Tiesiog Japonijoje labai pigi žuvis. Japonijoje labai pigi žuvis ir labai skani žuvis. Ir aš tik žinau, kad kai mes varysim į Lietuvą, aš labai to pasiilgsiu. Ir jo, tai aš naudoju progą ir aš realiai visada valgau žuvį. Kur aš matau žuvį, aš tenais užsakau žuvį. Fair enough. Man atrodo, čia šitą mūsų vieta yra. Atrodo. Gerai, tai labai estetiški kadrai, bet ten nėra vietos. Ir ten vien turistai. Tai mes ten einam. Abort mission. Abort, nes prie turistų, jeigu daug turistų, reiškia maistas yra labai prastos kokybės. Nebūtinai. Ne, jūs nesuprantat, ką aš turiu omeny. Aš neturiu omeny, turistai visi yra blogi, bet kai matot baltaodžius, žinot, kur tipo sojų pieną užsako, kava su sojų pienu, tai aš ten neįsiu valgyt. Nes jūsų skonio receptoriai, jie neegzistuoja. Jeigu jūs galite gerti kavą su sojų pienu, jūs keistas esat. Nieko asmeniško, bet jūs keistas esate. Kitą kartą nepaspausi filmuot, nakvosi ant kilimė. Čia yra šokoladiniai greipsai. Simona nekenčia vaisių šokoladę. Jei nekenčia vaisių šokoladę, tai dabar mes išbandysime jos skranduką. Simona, tavo skrandukas pasiruošęs šitam? Pažiūrėsim. Šiaip, ateik dabar tu. Visai nieko. Labai keista. Atrodo, kad guminukas šokoladė labiau. Nepakšuoja. Jau gerai. Nu gerai. Brem, šitas visai nieko. Šitas labiau primena realiai guminuką. Oi, vaisnekas. Arba kaip guminukas šokoladė, arba kaip rezina biškį. Man tai žiauriai nice. Brem, žinok, jo. Žodžiu, kokybiškas 8. Jo. 8. Tai Simona rado kažkokią vietą, į kurią mes dabar sėkmingai einam. Kas bus per maistas? Aš pamiršau. Ramenai. Tai va, dabar bus ramenai. Žiauriai geras gabalas iš prancūzų. Prancūzai baisiai moka repą daryti gerą.
Kaip daug kur Japonijai, čia reikia iš pradžių užsakyti ir po to jau mūsų leis, kada bus vietos, bet mes iškart sumokėsim, kas yra žiauriai patogu. Ir šitą galėtų padaryti Lietuvoje, nes man užknyso stovėti eilėse. Ai, nors grilekį dabar galima apmokėti, pavyzdžiui, iš kortelės, žiauriai patogu. Tiesiog apmoki prie stalo. Man griloną nekartais fainiau pavalgyti, nes man nereikia jokio kontakto su kitais žmonėmis. That's crazy. Geras, kokia tema man žiauriai patiko. 10 iš 10. Gerai mes šiandien. Man atrodo, jie pastebėjo, kad aš sakau šūdus. Aš norėjau suvaidinti, kad aš moku japonų, kad jie negalvotų, kad aš kažkoks lohelis, kuris tiesiog tai pasakys thank you. Žiauriai buvo skanu ir tas triufelis taip jautėsi ir čia yra man labiausiai patikę ramenai. Realiai iš visų, kur mes esam valgę, šitie yra labiausiai tokie tiršti. Tas buljonas baisiai tirštas. Girdėjot? Tai žodžiu, dabar eisime į kokį Family Martą, paimsim skanėstų, vandens ir eisim žaisti Nintendo.